Agresorius, okupantas ir kiti epitetai skriejo iš mūsų kaimynės Rusijos atžvilgiu. Apie nesenai vykusius rinkimus į Rusijos dūmą ir kokią politiką vykdysime patys savo kaimynės atžvilgiu mes ir kalbėsime laidoje su Lietuvos liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė bei Rimvydu Jasinavičiumi, Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentu, kokie mūsų kaimynai šiai dienai ir kokia mūsų politika jų atžvilgiu. Sveiki, malonų žiūrovai. Neseniai įvykę rinkimai į Rusijos dūmą iškėlė klausimų ne tik tai Rusijos piliečiams, bet ir mums gyvenantiems Lietuvoje. Kas įvyko iš tikrųjų Rusijoje, kaip mes turėtume reaguoti į tuos pokyčius, kurie tenai gali įvykti ir kokią politiką mes turėtume vykdyti kaimyninės Rusijos atžvilgiu. Ar patys esame apsisprendę, ar patys žinome. Apie tai pasikalbėkime mūsų laidoje su Lietuvos liaudies partijos pirmininkė bei pirmąją nepriklausomos Lietuvos premjere profesorė Kazimiera Prunskienė, laba diena. Bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentu Mykolo Riomerio universiteto profesoriumi Rimvydu Jasinavičiumi. Laba diena. Laba diena. Na ir profesorė, kas įvyko Rusijoje, tai mes žinome, statistiką skaitėme, tačiau kaip Lietuvoje mes turėtume šitos dalykus vertinti ir kokia mūsų valstybinė politika turėtų būti Rusijos atžvilgiu? Iš tikrųjų, šiandien ir ypatingai šią savaitę tai vienas iš klausimų, kurie aktyviai yra diskutuojami spaudoj. Aš irgi esu pasisakiusi šią temą. Iš tikrųjų, mums labai svarbu, kad Rusija būtų stabili, taikinga ir kad mes galėtume efektyviai bendradarbiauti, naudingai. Žinoma, visada kalbam apie abipusį naudingumą. Mes pirmiausia, žinoma, galvojam apie naudingumą Lietuvai. Ir praktiškai šitie rinkimai politinės situacijos Rusijoje beveik nepakeitė. Taip kaip ir buvo porą kadencijų, taip ir dabar susiformavusi dauguma vieningos Rusijos, Jedinai Rasija. Suskaičiavus balsus, galutinis rezultatas, manau, kad jis jau šiom dienom patvirtinamas, 238 mandatai iš 450, tai yra daugiau nei pusė. Ir žinoma, jie gali patys vieni valdyti šalį. Tačiau turbūt bent jau spravedlyvai Rusija, tai yra teisinga Rusija, greičiausiai galės būti partnerė. Bet Lietuvoje, žinoma, pasigirdo balsų, kurie smerkė. Aišku, jeigu buvo kokie tai rinkimų pažeidimai, tai turbūt kiekvienas iš mūsų pasakys, kad negerai, ar jie Lietuvoje vyksta, ar kaimininėse šalyse. Tačiau pats rezultatas, be abejo, jisai Lietuvai, manyčiau, yra palankus. Nes kokia yra alternatyva? Kitos dvi partijos, antroji, trečioji, tai komunistų partija Ziuganovo vadovaujama ir Žirinovskio vadovaujama liberaldemokratų partija. Tai jeigu tos partijos būtų sugebėjusios gauti bent pusę kartų paėmus ir suformuoti vyriausybę, tai už stabilumą Rusijoje ir stabilumą santykių su Baltijos regionu, su Europos Sąjunga vargu ar galėčiau šiandien tvirtai kalbėti. Mes pažįstam, jūs ir aš pažįstu visą eilę lyderių, kurie šiandien vadovauja ir Rusijos institucijom ir pačiai partijai. Na, tai yra pasaulyje pakankamą politinį svorį turintys asmenys, gan kompetitingi dalykinė prasme, ar kalbėtų apie ekonomiką, ar apie socialinę, kitokią problematiką. Ir manau, kad sugeba šaliai valdyti, užtikrinti stabilumą, na ir, sakykime, didesnį ar mažesnį augimą, juk iš tikrųjų Rusija krizę išgyveno pakankamai nesunkiai, lyginant su kai kuriom kitom šalim. Yra gan racionali jų tolesnio Rusijos augimo programa, kuri akcentuoja būtent tuos dalykus, kuriuos, na, kaip mes kaip ekonomistai galėtum iš šalies
ir rekomenduoti. Tai yra perėjimą nuo žaliavinės ekonomikos į augančią perdirbimo pramonę, kad didesnės vertės galutinį produktą gaminti, kad daugiau taip pat eksportuoti, kad ypatingai akcentuoja socialinės programas ir beje jas taip pat ir įgyvendina. Ir pensininkų atžvilgių, ir daugiavaikių šeimų, ir taip pat jaunimo, mokslo srityje. Ir manau, kad mes turim ne tik, kad neirzliai, nepriekabiai priimti šitą faktą, o tiesiog konstatuoti, kad mes galėsim toliau nuosekliai plėtoti ekonominis pirmiausia ryšius, mokslinius, ekologijos srityje bendradarbiauti su Rusija, nes žinom, kad kokių teisminių sukrėtimų tikriausiai prie šitos valdžios neįvyks. Žinoma, dar laukia prezidento rinkimai kovo 4 dieną. Ir kokie bus jų rezultatai, aišku, galima bandyti spėti, kad greičiausiai bus išrinktas Vladimiras Putinas, tačiau, kas žino, dar yra šiek tiek laiko, tik tai norėtųsi, kad Rusija būtų stabili ir taikinga. O rasti kokiu nors priekaištų visada būtų galima, tik ar mums šitai naudinga, ar mums šito reikia. Profesoriu Jasinavičiau, Lietuvoje mes prisibijome tokio geopolitinio Rusijos mesianizmo. Ir vis dėlto kiek yra svarbus šitas faktorius ir ar ekonominė valstybinė logika santykiuose tarp Lietuvos ir Rusijos gali įsivyrauti? Na, aišku, Rusija ir istorinis, ir geografinis mūsų ilgalaikis kaimynas, su kuriuo vienaip ar kitaip mes istoriškai ir bendravome, ir bendradarbiavome, ir turime įvairiausių, aišku, požiūrių, ir buvome ir dalinai ir nuskriausti, ir dalinai galbūt paremti ir taip toliau. Taip kad mums Rusija negali būti, mes negalim būti Rusijai ir jos vadovams ir aplamai jos politikos atžvilgių abejingi ir tai nevertinti. Taigi šitie rinkimai turėtume juos vertinti iš dviejų pusių. Iš vienos pusės, kaip gerbiama Kazimiera pasakė, tai alternatyvinis, o kas būtų, jeigu būtų kitos politinės jėgos gavusios daugumą. Aš sutinku su Kazimiera, tai mums Lietuvai turbūt nebūtų geriau, jeigu komunistai vėl grįžtų į valdžią arba Žirinovskio tokia, reiškia, neprognozuojama partija būtų paėmus daugumą. Kita vertus, reikia dar ir visiems mūsų politikams padaryti tam tikras išvadas, kad šitos Putino ir Medvedevo atstovaujamos politinės jėgos pasitikėjimas rinkėjų akise sumenko. Jie prarado, palyginant su ankstyvesniu periodu, beveik 15% balsų. Po 2 kadencijų, sakyčiau, mažai prarado, nes pas mus, kaip žinot, visada po kadencijos, o ypač po 2 iš viso iškrenta beveik iš daugumos, tai tikrai. Taip, bet šitoje vietoje aš ir norėčiau pasakyti, kad visiems politikams, ypatingai mūsų politikams, visada trūksta rinkėjų ir visos tautos pasitikėjimo. O pasitikėjimas remiasi 2 sudėtiniam dalim. Iš vienos pusės iškilumo pačių asmenybių, kurios remiasi iš vienos pusės vertybėm, kurios jos tie lyderiai propaguoja, antra pažadais. Taigi sukelti lūkesčius, ypatingai naujiem atėjusiem, visada yra lengviau. Tačiau antroji dalis, jūs sutikit, tai yra kompetencijos dalis. Kompetencijos, kurie yra ir gebėjimai valdyti tokią sudėtingą sistemą kaip šalį ir iš kitos pusės rezultatai. Taigi... Pažadus lengviau žarstyti. Taip, tai dėl ko pas mus dažnai ta švytuoklės taip įsisiubuoja. Todėl, kad pažadai duodami labai didelį, o rezultatų žmonės ir nemato, ir nesulaukia. Profesorė Prunskienė, o kaip jūs vis dėlto vertintumėt Lietuvos ir Rusijos tarp valstybinius santykius šiandieną? Na, gan skeptiškai vertinčiau.
todėl kad kiekviena proga, o ta proga kartais ir sukuria dabartinė dauguma, kuri vadovauja konservatorių partija, kalbu apie Seimą ar vyriausybę, nuolat suranda kaip nors stuktelti, kirsti Rusijai, ar eitų kalba dėl energetikos programos Europos Sąjunga, Lietuva vienintelė, arba kartais viena iš nedaugelio pasako kažką priešiško, nedraugiško, nekaimyniško. Nuolat tai pabrėžiama. Aš manau, kad tai tikrai nevaisinga politika ir jinai tik tai trikdo darbą taip pat verslininkams, mokslininkams, kultūros sferai, ko gero, kadangi vis tiek, kaip sakant, kiekvienas žmogus, netgi užimantis aukštas pareigas, juo labiau, kai eina kalba apie valstybės įvaizdį, valstybės, kaip sakant, veido išsaugojimą, o dar labiau, jeigu eina kalba apie interesus, reaguoja į nedraugiškumą. Kartais net su tam tikra ironija, su tam tikru atmetimu, kaip mes čia dabar girdėjom ir poną Lavrovą kalbant, bet iš tikrųjų kartais reikėtų priimti dėmesin tuos dalykus, kurie mums nepatinka, nepriimtini, bet išlaikyti diplomatinį orų lygį, na, kitaip tariant, kad duoti galimybę mūsų socialiniams partneriams, turi minti mūsų verslininkus, mūsų visuomenę, gauti iš to bendradarbiavimo su Rusijos jų partneriais, na, užtikrinti stabilumą, gauti užplanuotą naudą, būti tikriems, kad dėl politinių kokių tai vėjų, dėl va tokių, sakysim, persimetimų, kandžiom, piktom replikom, nepasidarys, pavyzdžiui, mūsų produktai neskanus. Pamenu pernai, Maskvoje staiga pradėjo klijuoti jaunimas ant lietuviškų produktų svastikas, nes kaip tik tai buvo ten tada tokia situacija, kad lietuviai parodė Lietuvos vyriausybę savo nedraugiškumą. Nemanau, kad tai yra išmintinga. Aš manau, kad patriotizmą reikia demonstruoti savo išmintingų gebėjimų padaryti naudingus darbus, užmegzti naudingus ir išlaikyti, puoselėti naudingus ryšius, padėti mūsų ekonomikai stiprėti, tada Lietuva neįsivaikščiotų. Profesoriau, iš tikrųjų mes turbūt pirmiausiai lietuviai turime galvoti apie savo valstybę ir apie tai, kaip stiprinti ją ir jos ekonomiką. Taigi, kaip galime geriau išnaudoti Rusiją savo labui? Nu, vėlgi, super elementari situacija. Tai yra, susiveda į požiūrį. Kada mes matome, kad žmonės, kaimynai, aplinka yra įvairių, truputį skiriasi nuo mūsų, tai galima tai žiūrėti, kad viskas, kas skiriasi nuo mūsų, tai yra blogybė. Ir atmest, ir izoliuotis nuo jo. Ir tada mes prarandame galimybės bendradarbiavimo ir gauti tą rezultatą. Kita vertus, galima į tos skirtumus žiūrėti kaip papildomas galimybės. Taigi Rusija ir Rusijos galbūt politika ir taip toliau ženkliai skiriasi ir mums pasinaudojant tais skirtumais mes galime žymiai papildyti ir savo produktais, ir mūsų verslas, ir mūsų žmonių bendravimas galim duoti naudą jiem ir kartu gauti naudą savo. Na ir pamažėliais iš Rusijos grįžtant į Lietuvą, vis dėlto kaip galime vertinti šių metų Lietuvos užsienio politiką? Santykiai su Lenkija šalti, su Latvijai beveik nėra, su Baltarusija šalti, su Rusija šalti. Ar tai yra normalu? Na, tai žinoma yra labai apgailėtina ir tai irgi rodo mūsų vyriausybės gebėjimus, kompetenciją ir pagaliau atsakomybės pojūtį už savo valstybės ateitį. Į ką tai veda? Jeigu kaimynai ir į vakarus, ir į rytus, ir į pietus, jeigu kalbam apie Baltarusiją, blogi mūsų akimi žiūrint. Ir mes nedarom žingsnių, kurie mus sutaikytų ir kad galėtum bent pakančiai bendrauti, netrūkdant visiems tiems, kurie dirba labai konkrečioj srity tam, kad pragyventų, kad uždirbtų, kad pagaliau valstybės biudžetą pildytų. Tai yra
iš tikrųjų labai nenaudinga Lietuvai ir aš manau, kad va ta kadencija, kada konservatoriai vadovauja visoms gyvenimo sritims, na, žinoma, čia išlygą galim padaryti liberalam, bet dominuoja tai konservatorių linija, ypatingai užsienio politikai. Tai šią prasme Lietuva labai daug prarado. Pažiūrėkime į galutinį rezultatą, kaip mano kolega profesorius Sesinavičius sako, buvęs pirmos vyriausybės pramonės ministras, kompetitingas žmogus, vadovavęs stambiai pramonės įmoniai. Ir vis tik tai, kaip galima būtų šiandieną padidinti mūsų valstybės biudžeto pajamas, žmonių gyvenimą pagerinti, jeigu negaminti ir neparduoti. O pasižiūrėkime į vakarus. Mes puikiai pasinaudojom ES narystės startu. Tai privertė mus tobulinti įstatymus, juos priartinti prie vakarų standarto, tai privertė mus pasitempti, žinoma, kai kas tempėsi iš bėdos, kada buvo irgi neišmintinga politika, sužlugdyta daug pramonės įmonių, tame tarpe mašinų, prietaisų gamybą. Bet vis dėlto kalbam apie pozityviai, apie tos, kurie pastaraisiais metais sukūrė savo verslą. Jie gerokai padirbėjo, tobulindami savo vadybą, savo marketingą, išplėtodami į vakarus, pasinaudodami europinę paramą ir tapo konkurencingi. Žiūrėkit, mūsų eksportas į ES viršyje pusę. Bet ekonominė krizė, pasaulinė ekonominė krizė, atėjus į Europą ir į Lietuvą, gerokai pakoregavo. Ten sumažėjo nišos mūsų tolesniam augimui ir netgi kai kurių pozicijų išsaugojimui. Pasižiūrėkim į rytus. Tenai ekonomikos auga vokiečiai, prancūzai, Skandinavijos šalis. Be jokių skrupulų, be jokių tokių, reiškia, purkštavimų, galima sakyti liaudiškai, eina į tą pačią Rusiją ir stengiasi daryti bendrus projektus, ar tai būtų infrastruktūros dalykai, ar komerciniai, steigia ten įmonės. Jau dabar atėjo laikas, kai mes, o aš irgi padedu mūsų verslininkams, susiduriam toje pačioje srityje besikonkuruojant su vokiečiais, su italais, su prancūzais, su kitom šalim. Tai, ką mes galėtum padaryti. Tai jeigu mes ten būtume mokėdami rusų kalbą ar geriau pažindami juos ir visais požiūriais, psichologiškai taip pat, na, prisistatytum pirmieji, kad ir tiražuojant mūsų gerus projektus ir ten sukuriant gamybinę bazę, eiti toliau į rytus, į vidurinę Aziją, į tolesnę pietryčių Aziją, tai iš to mes daug uždirbtumėm. Aš galvoju, tik tai kalbu konjunktyvų, šitai dar įmanoma padaryti. Bet jeigu tokia politika tęstųsi dar keletą metų, tai svastika kabintų ne tik ant produktų, ir ant mums kaktos užklijuotų. Na, profesoriu, vis dėlto ar nesame mes per mažas žaidėjas, ar turime su ko eiti į Rusiją? Ne, mes visada turime galimybių eiti į bet kokią šalį. Todėl su bet kokiu produktu, kuriuo mes pagaminame ir naudojame patys, tas produktas jau kam, ar Rusijai visada tiktų. Tai buvo per amžius. Bet aš vis dėlto norėčiau dar vieną aspektą, reiškia, pabrėžti, kaip gerbiama profesorė Kazimiera sakė, kad visada reikia žiūrėti į galutinį rezultatą. Taigi, politikų ir vyriausybės ir kitų valdžios struktūrų pasitikėjimo rezultatas, tai yra, kaip žmonės reaguoja ne tik į dabartinę situaciją, bet į savo perspektyvas. Lietuva šiuo metu pirmauja visoje Europoje pagal emigrantų skaičių. 1000 gyventojų neseniai buvo duomenys. 24 iš Lietuvos emigruoja, 3,5 iš Latvijos, 1 iš Lenkijos, iš tos pačios Rusijos irgi emigruoja, bet 1,5 tik tai. Mažiau negu kad... Tai beveik 10 kartų daugiau mūsų žmonės nepasitikė ne tik tą panašią situaciją, galim pasakyti, ekonominė situacija pas visus kaimynus yra panašiai. Tačiau pasitikėjimas savo ateitim ir gyvenimu čia yra ženkliai. Aš dar pridurčiau vieną dalyką apart to, ką jūs pasakėt, gerbiamas kolega. Manau, kad mūsų žmonės emigruoja ne vien dėl nepasitikėjimo, norėčiau tikėti, nes tai kažkaip tai yra geriau dėl ateities.
kad jie važiuoja ir dėl to, kad jau įvaldė gerai anglų kalbą, kad jie orientuojasi situacijoje, nebijo išeiti į neišbandytas erdves ir ten įsidarbinti. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, lyginam, ko gero lietuviai mes čia truputį lankstesni tokie, verslesni, aš galvoju, o jau su Rusija tuo labiau negalima lyginti vis dėlto ir kalbos, ir ten, sakysim, gyvenimo būdo prasme, nu jiems yra kaip ir svetimesnė ta vakarų Europos erdvė. Tai, bet labai norėtųsi, kad lietuviai užsidirbę, atkutę, kaip sakant, finansiškai sustiprėję savo patirtim, savo gebėjimais grįžtų ir kurtų čia savo savarankišką gyvenimą. Tai, man atrodo, lietuvių dvasioj, mąstysenoj yra šitai užkoduota. Aš žinau, mano duktė mokėsi Vokietijoje 6 metus ir kiekvieną kartą važiuodama, žinoma, ir apsiverkdavo ir visada norėdavo gyventi, grįžti tik Lietuvoje. Dabar, ačiū Dievui, visi mano vaikai ir anūkai Lietuvoje pabuvo kokį semestrą kas nors iš jaunimo, iš 3 kartos, bet visi nori gyventi tik Lietuvoje. Aš to labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Na, profesoriu, ir vis dėlto 2011 eina į pabaigą ir galima pabandyti apibendrinti ir kas Lietuvoje įvyko. Ir štai jūs keliate tą pasitikėjimo krizės problemą. Kas vis dėlto lemia tą didžiulį abejingumą ir perspektyvos tamsą? Aš manau, kad pagrindiniai vis dėlto lemia politikų nesusikalbėjimas su savo, kaip sakant, atstovaujamais rinkėjais. Daugelis jų veiksmų, negaliu pasakyti, kad ir dabartinės vyriausybės, kad visi veiksmai jau buvo tokie labai blogi. Man, pavyzdžiui, tikrai patinka ekonominiai tie sprendimai, kada per didelės išlaidos yra ribojamos, kaip tik tai biudžetas pradedamas valdyti, jo deficitas mažinamas, tai yra logiška, teisinga ir taip toliau. Tačiau reikėtų visą tai išaiškinti plačiau ir kartu parodant kitą pusę, kur tie sutaupyti pinigai eina ir kad daugeliai sunkiai gyvenančių žmonių gyvenimas irgi gerės. Aš to linkiu sekantiem. Aš nesiginčydama, labai svarbu taupyti, ypatingai valstybės išlaidų sąskaitą. Bet biudžetą subalansuoti pirmiausia reikėtų siekti didinant pajamas. Ir tai, ką mes kalbėjom apie naujų rinkų įsisavinimą, apie tokį didesnį verslumą ir apie palankius taip pat ir mokesčius, kad verslą neužgauštų. Juk iš tikrųjų PVM padidinimas nuo 18 iki 21%, jisai pristabdė visą eilę sričių, padarė mažiau konkurencingas ir tada sumažėjo įplaukos. Juk per pirmosius 1,5 metų biudžeto įplaukos sumažėjo net 8 milijardais litų, lygiai 1/3. Nuo 24 milijardų iki 16. Tai 1/3 praradus 8 milijardus litų. Beliko vyriausybės skolintis. Koks čia gali būti privalumas taupyti, jeigu net ir taupydama jinai prasiskolino nuo 16 milijardų 2008 iki 42 milijardų šių metų pabaigai. Kalėdas mes dėja sutinkam su didžiulė paskolų našta, kai vienam žmogui tenka 13 000, na, minti vidutiniškai ir naujagimiui, ir seneliui 13 000 litų skolos, o vien palūkanų išmokama 600 litų per metus. Kitamet vien palūkanų mokėti, dar be snoro banko nacionalizavimo ar bankroto pasiekmių įvertinimo daugiau kaip 2 milijardai litų. Tai yra labai liūdna situacija ir, žinoma, jau taupimas čia būna, žinot, kaip mirštančiam ramunėlės. Na ir vis dėlto nepaisant tokios liūdnos situacijos, beveik galime būti tikri, kad į 2012 metus vienaip ar kitaip įžengsime. Tais metais irgi reikės gyventi. Kokius jos galėtume prognozuoti? Na, mūsų ir ekonominį, ir valstybinį, ir visuomeninį gyvenimą. Na, pagal makro visos ekonominius rodiklius visi beveik prognozuoja, kad sekančiai metai turėtų būti geresni. Aš manau, kad ir Lietuva
kuri pasižymė dideliu žmonių darbštumu ir geranoriškumu, irgi tuos rezultatus pasieks. To aš ir linkiu žmonėms sekantiems. Bet vis dėlto kažkokių konkrečių žingsnių tada reikia imtis. Tarkim, Be konkrečių žingsnių. Aišku, visada reikia sumažinti nesąmoningus, klaidingus žingsnius ir svarbiausiai klaidingus veiksmus. Jeigu mums tai pavyks, tai rezultatai dar geriau. Profesorė, taigi jūsų žingsnis. Žinoma, labai norėtųsi palinkėti visiems pačių geriausių dalykų. Tai yra tarpusavio supratimo šeimose, valstybėje, tarpusavio meilės ir taip pat, žinoma, įvaldyti visus tos rūpesčius, visas tas problemas, kurios mus slėgia iki šiol, kad turėtume daugiau optimizmo, daugiau pasitikėjimo savimi ir supratimo, kad gyvenime daug kas vyksta ne dėka geros ar blogos valdžios, o nepaisant jos. Todėl labai norėtųsi, kad mūsų žmonės imtųsi daugiau atsakomybės už savo gyvenimą ir ieškotų sprendimų tarpusavyje, bendraudami ir daugiau pasitikėdami vieni kitais. Na taip, žmonėmis mes galime tikėti, bet štai yra vienas dalykas, kuris kelia nerimą daugam. Sako, antroji krizė ateina. Žinot, ta krizė, juk jinai praėjo, pavyzdžiui, per Lenkiją pirmoji krizė, o jie sugebėjo išsaugoti savo ekonomikos potencialą. Daug geriau negu mes. Praktiškai pas juos kritimo net ir nebuvo. Estijoje kritimas buvo žymiai mažesnis. Aišku, daug kas priklauso ir nuo mūsų pačių, pirmiausia, nuo mūsų valstybės politikos. Todėl norėtųsi, kad žmonės patys daugiau strateguotų, daugiau svarstytų, daugiau siūlytų ir kad vyriausybė taip pat priimtų dėmesin, o neambicingai darytų vienpusiškai taip, kaip jie atrodo, nes ne visada pasirodo, jinai gerai pramato. O kad prasišovė su strategijom kadencijos pradžioje, tai jau šiandien turbūt visiems aišku. Taip, profesor. Taip, krizė visada įvyksta tada, kada žmogus ar valstybė pravalgo daugiau, nei išsiaugina ir užsidirba. Taip, kad aš norėčiau paantrinti gerbiamos profesorės pasakymo, kad svarbiausiai mums pirmas uždavinys gauti daugiau pajamų, išnaudojant vidinius resursus ir mūsų geranoriškus ir gerus santykius su visais kaimynais. Kai mes tik tai pakelsim pajamas, pas mus krizė ne tik neįvyks, o mes pradėsim ženkliai geriau gyventi. Na kągi, ačiū už tuos palinkėjimus, gerų ir jums metų. Ir tuo baigiame pokalbį, kurį pradėjome Rusiją ir sugrįžome iš jos į namus, į Lietuvą. Ačiū, sudie. Gerų kalėdų. Gerų kalėdų.